Labas, Monika. Labas. Aš visą laiką tave žinojau kaip Sadaskų sodybos valdytoja, savininkė, puoselėtoja. Ir jau ne vienerius metus žinau, kad gamini putinų sirupą. Taip, darom, gaminam. Gali trumpai man papasakot, kaip visų pirma gimė tokia idėja ir kas tai yra per dalykas, tie, kurie dar nežino. Kaip trumpai įmanoma papasakot, aš nežinau, nes iš tikrųjų pakankamai ilga istorija. Apskritai mano šeima yra ta tokia, kuri mes puoselėjam tautiškumą, tradicijas ir tiesiog mūsų tokios vertybės yra ir nuo mažens jos yra skiepijamos ir taip mes augome. Tai tas kaimo turizmo verslas, kai mes jį įkūrėm šeimoje, tėvai mano įkūrė. Ir iš tikrųjų atspindėjo tas pačias vertybės, mes su tom pačiom vertybėm, su tautiniais visokiais paveldais stengiamės supažindinti ir savo svečius, o putinų sirupas, jisai buvo pas mus nuo vaikystės, aš užaugau su juo. Tai buvo gėrimas, kurį duodavo mano močiutė, mano mamai, duodavo mama mum vaikam ir mes tiesiog juo naudojomės. Kadangi žinom jo gerąsias savybės, mes juo dalinomės ir su savo svečiais ir mes jam pasakodom, kad tai yra mūsų tautinis paveldas, kad tai yra mūsų tradicija, kad taip anksčiau visos močiutės gydydavo savo vaikus nuo peršalimo. Tai va taip ir buvo. Užkaitinėm ir visą tą, kas buvo. Viskas, kas natūralu. Tai realiai visą tai taip ir ėjo nuosekliai kojon kojon ir neatsirado iš kažkur tais iš niekur. Su vienu ten ryto atsikėlus ir sugalvom. Ne, tai jau buvo pas mus. Tiesiog vis mes tobulinom, dalinomės, jautėm savo klientų, svečių tą tokį atgalinį ryšį, kad jiem patinka, kad labai faina, kad norėtų turėti, kad norėtų įsigyti, kad norėtų kam nors padovanoti. Ir tada automatiškai tu supranti, kad tu turi jo daryti šiek tiek daugiau, kad ne tik tavo užtektų, ne tavo šeimai, draugam, bet dar ir klientam. Tai pas jumis sodyboje tenai buvo jau iš karto augo krūmas. Tai yra, taip. Tai iš tikrųjų mes sodyboje turėjom vieną krūmą nuo vaikystės, kuris aptarnaudavo mūsų visą šeimą ir dar svečiam užtekdavo, nes putinų krūmai jie gali būti labai dideli. Jeigu tu jų neprižiūri, tai jie gali būti ir 3 metrų aukščio, ir pločio belekoka iš tikrųjų. Tai jeigu tu jį prižiūri, geni, tai jis gali būti ir mažesnis. Tai jisai augo pas mus labai geroje vietoje, vesdavo tikrai didelius derlius. Ir to mums krūmų užteko. Aišku, su metais jau mes matom, kad tas krūmas mažėja derlius, mes pasidinom daugiau krūmelių, dar 4 krūmelius. Tai va taip užtat ir mes tų putinų turėjom visada. Dabar yra kiekiai visai kitokie. Kiek dabar yra tų krūmelių? Krūmeliais nepasakysiu, bet mes turim beveik 2 hektarus. Oho. Tai mums labai daug. Kitiem gal ūkininkam, kam pasakai, kad 2 hektarai, tai tie 2 hektarai, tai kaip kas čia, pasivaikščiot po 2 hektarus čia, žinai, kiemas vos ne. Bet mums tai yra labai daug. Šiaip palyginus tikrai labai daug. Jo, nuo 2-3 krūmų į 2 hektarus mums yra daug. Dabar toks klausimas, kiek laiko užtrunka nurinkti uogas? Savaitę. Visą Kadangi renkamės patys ir čia būna tokia, kai anksčiau būdavo bulvekasis ar ne, talka rudenį, tai pas mus talka rudenį iš tikrųjų putinų uogų skinimas. Tai tikrai atvažiuoja ir brolio vaikai būna atvažiuoja ir mūsų šeima būna atvažiuoja ir draugai, kad mano sako, davai savaitgalį kaimą, kokį kaimą atvaro dirbt tada. Nu tai tikrai gaunasi tas toksai bendras. O kažkokios mechanizuotos priemonės nėra? Rankytės. Mechanizuotos tai ten priemonės. Tiesiog nuskabai odas? Žirklėm, taip, žirklėm, turim sekatorius ir mes to sekatorių tada jau karpom, dedam atsargiai į dėžes ir jau toksai tas kekiam. Gerą savaitę laiko. Jo, savaitę laiko. Kiek kilogramų išeina? Kadangi mūsų dar tas derlius yra, kad ir 2 hektarai, bet kai kurie krūmai vieni didesni, kiti mažesni, nes patys sodinom iš savo sodinukų, ką pirkom, tai labai yra skirtingai. Kiekvieni metai gali būti labai skirtingi, priklauso nuo saulės, priklauso nuo lietaus, priklauso koks pavasaris, iš tikrųjų, koks gegužės mėnuo, nušalo, nenušalo, tai labai skirtingai. Bet mes savo produkcijos toną plus minus tikrai priskinam. Oho. Taip. Tai iš tonos dabar išeina pačio sirupo? Jeigu taip jau grinai, kad sirupui, tai tada 2 tonos išeitų sirupo. O. Taip, nes kadangi mes darom su medum, tai jo, dar visą taip, toksai dvigubinasi visko. Taip, pažiūrėjus, tas kiekis tikrai nemažas. Nemažas, bet mums jo vis tiek trūksta. Mes turim tą paklausą, iš tikrųjų, turim savo klientus, kurie mus vertina,
kurie supranta tą kokybę ir realiai be putinų nebežino, kaip pradėti rudens. Nes žino, kad tai yra kaip vitamino C šaltinis. Šaukštelį iš ryto. Šaukšteliais ar iš ryto, ar vakare. Aš tai iš tikrųjų vakare labiau siūlau, nes galima ir iš ryto, čia kaip kiekvienam skirtingai. O kodėl vakare? Nes putinai truputėlį žemina spaudimą. Visuose, daugelyje vaistų nuo spaudimo yra putinų sudėtyje. Tai čia mes galim putinų sirupą naudoti prieš miegą, kad pagerinti miego kokybę. Galima sakyti taip, iš tikrųjų, nes pažemina spaudimą ar nuima įtampą. Taip, tai va toksai galimas, taip, natūralus dalykas. Melisa panašiai irgi. Taip, tikrai taip. Tai va užtat aš sakau vakare. Bet žmonės, kurių, sakykime, yra didelis spaudimas, ar ne, ir jie tokie aktyvesni, viskas gerai, jie gali ryte gerti, aš, pavyzdžiui, asmeniškai negaliu. Man jeigu ryte geriu, tai man jau visą dieną bus mieguista, nes tikrai mane labai veikia. Tai dabar gerai, saulutė šviečia, jau truputį tada sirupo. Taip. Eini ilsėtis. Arba atostogose, žinai, esi, tai sirupo iš ryto ir tau ramu atostogauju. Tai va, tai užtat tas ir labiau sakyčiau aš vakare. Bet labai sakau, kiekvienam labai individualiai, skirtingai, kas kam patinka ir galų gale ką iš to sirupo, ką kiekvienas darosi, nes yra daug skirtingų būdų jį naudoti. Tai arbatos, užpiltinės, paprastai. Grynas, taip, gali miksuoti su kom nors, galima dėti, tarkim, ant kokių salotų, galima naudoti kaip padažus prie mėsos, tarkim, irgi. Galima desertus daryti su putinais, želė įvairiausius. Kam patinka, tas, žinai, truputėlį karstelėjęs poskonis. Viskas labai tinka. Dabar, kadangi užsiminėjai apie plataus panaudojimą, aš žinau, kad tu pradėjai gaminti ledinukus, pradėjai gaminti guminukus, midų pradėjai gaminti. Papasakok apie šitos produktus. Mes visą laiką darėm tik tai sirupą. Aš visą laiką prisimenu, kad turėjai... Visada pas mus buvo. Tik sirupas. Dar kažkada buvau užklausus, kur gamina guminukus. Kaip tai kas? Tai tada, kadangi sirupas yra intensyvaus skonio, putinas turi tą savo tokį kartų poskonį, kvapas ar ne, tas toks, jis turi visko. Ir man labai būdavo gaila, kad ne visi vaikai mėgsta ir ne visi vaikai geria tą putinų arbatą. Ypač kai būna kosulys, bronchai ar neperšalimas. Man taip, nieko kito atrodo nėra. Aišku, ten gali būti kokia čiobrelio arbata, viskas tvarko, bet taip norisi pasimiksuoti. Tai putinai tai yra toks gėris visame tame reikale. Ir mes tada galvojom, kad reikia padaryti kažką tokio, kad vaikai valgytų. Ir mūsų pirminė, aišku, idėja buvo daryti šokoladinius saldainius su putinų įdaru. O galvoju, kaip čia gerai bus, čia šokoladą suvalgai ir čia putinų gauni viskas. Prakandė, ten. O ten jo. Ir tada mums padarė mano labai gera bičiulė Solveiga iš Saldų desertinės, tą tokį pirmą pabandymą. Ir buvo tragedija. Tamsus šokoladas, putinai kartus, čia kartu. O jėtus, ne, viskas gerai, bet ne šitam mikse. Ir jinai tada tokį davė mintį, žinai, sako, dar liko pas mane čia tos tavo sulčių, davai aš padarysiu, sako, guminukus. Daryk, sakau, tu ką nori, iš tų putinų čia nieko geriau vis tiek nebus. Ir jinai padarė tos guminukus mums ir buvo toks atradimas, tai buvo tokia, nežinau, inovacija mūsų šitoje visoje gamyboje, kad iš tikrųjų visiems patiko ir didžiausi mūsų klientai yra senjorai. Ne vaikai galiausiai, bet senjorai, nes jie yra minkštučiai, tas kartus poskonis, desertas jiems, tai yra toks tobulas iš tikrųjų. Tai mūsų putinukų iš tikrųjų visiškai fanai yra senjorai. Gerai, putinukus turim. Bet gavosi. Jo, tada yra vaikų, kurie mėgsta, mano asmeniškai vaikai nevalgo. Tiesiog. Tai tada vėl galvom, reikia kažką padaryti, kad ir tiem vaikams, žinai, būtų, tiesiog, kažkas tokio. Ir aš visai kažkaip galvojau, kad būtų labai smagu turėti kaip pastilės, putinų pastilės nuo gerklės skausmo, ar ne? Ir mes irgi tada su kolegomis, taip vienaip galvom, kitaip galvom, kaip čia padaryti, bet putinai kartus, aš nenoriu nieko pridėti papildomo, jokių saldiklių, nieko, aš noriu, kad jie būtų sveiki. Ir mums pavyko padaryti tos ledinukus, čirpinukus, ledinukus, pastilės, nedidukės. Ir jos tikrai labai fainos. Tai yra dabar tik tai šių metų mūsų, galima sakyti, naujovė.
Negaliu pasakyti, kad vaikam patinka. Vis dar ne mūsų rinka. Vis dar senjorai. Vis dar. Bet čia jau nebe senjorai, iš tikrųjų aš pastebėjau labiau vyrai netgi, kurie, žinai, mėgsta kišenį turėti kokį saldainiuką, kai ar mašinai ten pasimesti, kai vairuoja, sako, kažkas būna biški gerklė dirkina, ir kažko noris tokio, tai va. Tai jiem tas putinų labai tinka ir net yra mano klientai, kai sako, žinai, jau baigiau mašiną, žiūriu paskutinę dėžutę, paskutinis saldainiukas, man reikia vėl. O galvoju, va prašau. Tai turim kitą rinką, žodžiu, kitas asortimentas. Kiti vaikai ir vis dar ne tie, į kuriuos ketinamės. Tada labai irgi vienos iš tikrųjų parodos metu labai netikėtai mums gimė kambuča. Tai Vilniui turėjom parodą ir Kambo kambuča tenais dalyvavo ir mes turėjom sulčių savo grinų pasiėmę. Ne, sirupą atsiprašau. Ir jisai turėjo kaip ir reprezentaciją kambučos gaminimas. Ir sako, žinai, davai duok to, sako, savo sirupą. Padarysiu, sako, kambučą su sirupu, va ten visiems pristatysiu kaip kas. Nu, okei, padarė, atnešė paragauti. Ir skonis buvo gerintis, jisai toks kabinantis, nes jis dar į tą kambučą įdėjo laimo žievelės, atrodo ir jinai karti, bet su ta rūgštelė tobulas skonis. Kambuča tai yra mūsų vasaros hitų hitas, kurį išluoja, aš nespėju pildyti lentynų, nes tai yra, tikrai, toks poskonis geras, pasakiškas. Tai va, iš niekur visiškai net neplanavus atsirado kambuča. Ką dar mes čia turim? Midus. Su midum yra kitokia istorija. Mes pagaminom dar prieš kokius 2 metus, kai dar viskas nebuvo taip stipriai įsisupę, pasigaminom tą savo putinų sirupą ir, aišku, sezonas kažkaip labai anksti baigėsi, mes negalime prekiauti putinų sirupo, kai yra jau plius, ten, tarkim, laukia kokie 8, nes mes nekaitinam savo produkto, jau yra pavojinga. Ir, aišku, labai greit atėjo pavasaris ir sušilo oras ir mes jau nebegalim prekiauti savo putinais, nes yra per šilta. Ir mes tada pastėjom į Rūsį ir galvom, gal kažkas atvažiuos iš vietos nusipirkti. Ir tikrai liko nemažas kiekis, turbūt gal koks 50 litrų sirupo, ir kuris tiesiog surūgo mum. Ir tada tai buvo gaila ir galvoju, 50 litrų su medum, surūgo. Ir aš kažkaip mes turėjom kaimo turizmo susitikimą ir mūsų Erikas iš Ušvės midaus yra taip pat kaimo turizmo, žodžiu, partneris. Ir aš jam tai pasiskundžiau, kad kokią metai nesąmonę surūgo mūsų sirupas. Ir jis sako, palauk, tai duok, sako, aš midų padarysiu. Tu sako, mes rauginam specialiai. Taip. Ok, galvoju, variantas, bandom. Atidavau aš jam tą midų, skambutis Eriko. Žinok, sako, jis net nepradėjęs normaliai rūkti, man sako, reikia jį dar auginti, sako, 2 mėnesius. O, galvoju, nesurūgo, tai aš gau, kad surūgo. Tai, žodžiu, jis suraugino tą mūsų sirupą. Tada, nežinau, kokia ten tas procesas, iš tikrųjų midaus gamybos, kažkoks gal distiliavimas, gal ten kaip vyksta bačkose. Šiaip net nežinau. Aš žinau, kad midų reikia palaikyti. Taip. Jis reikalauja 1,5 metų laikyti. Mažiausiai. Taip, šiaip rekomenduojama, kiek pamenu, apie metus laiko. Jo, gali būti. Apie metus laiko turi būti. Nes mums, kai atidavė, jis sakė, kad labai jaunas ir geriau pasidėti lentynai. 1,5 metų į laiko išpilsto ir po to dar 1,5 metų tu turi kantriai laukti ir žiūrėti, kol jisai pribręsta. Tai žinok, panašiai mums taip ir gavosi, kad mes tada prieš Kalėdas gavom tą pirmą savo partiją, jaunas, bet irgi labai, matai, tas putinas, kadangi tą savo skonį turi, tai vieniem arba tinka, arba visiškai netinka. Jo, tai čia... Tai kadangi gal mes pripratę prie to skonio ir prie to kvapo ir man toks irgi buvo tas, aš nemėgstu midaus, man jisai per saldus būna, ne mano gėrimas, bet su desertu, ant kokių ledų, tiesiog toksai man ant kalėdinio stalo, tai buvo irgi toks geras atradimas ir labai gerai paėjo tas tokia, midus. Žinai, 2 mūsų tautinių paveldų miksas. Tai visiškai miksas. Ir va taip gavosi midus. Iš netyčia, iš nesėkmės galima sakyti, iš nesėkmės pavertėm sėkme. Tai vat, ir viskas, kol kas atrodo daugiau nieko neturim. Tai kada bus vaikam, ką darysi? Aš nežinau, jaučiu vaikai ne mano rinka vaikų, nes negaliu sakyti, yra vaikų, kurie tikrai mėgsta arbatą, tai mano, pavyzdžiui, vaikai tik arbatą geria. Yra vaikų tikrai, kurie mėgsta guminukus. Yra, kurie nemėgsta. Bet žinok, su putinais yra toks labai įdomus dalykas.
jisai, kaip sakau, kaip ta Coca-Cola, kuri užkabina. Nes tu pradedi gerti ir atrodo, kad ne, va Jėzų, kaip kartu, kokia sparvė, kaip nefainai. Išgeri, tada galvoju, gal visai nieko, žinai, pasidarysiu vėl putinų arbatos, pasidarai, nu jo, neskanu, bet gal nieko, žinai, su guminukais tas pats. Ir žinok, jisai, tu pripranti prie to. Aš manau, kodėl taip yra, nes mūsų organizmui visada trūksta kartumynų. Mes labai mažai valgom karčių produktų, maisto, ar ne? O kartumas mums tinka, mums kepenim labai gerai, nu, jis reikalingas mūsų organizmui. Tai aš manau, kad gavęs mūsų kūnas to kartumyno, jisai iš pradžių gal žinai sureaguoja taip atmestinai, bet tada liktais jisai jo reikalauja dar, nes jam tiko. Toksai gal, žinai, aš nežinau. Aš pasakysiu, čia kaip rūkimas. Gal. Labai baisus, nemalonus reikalas. Bet užsikabina kažkas, ne? Nu gal ir taip, aš žinau, net nežinau. Toks prastas palyginimas, bet, nu, iš esmės, dažnai baisus dalykas, prie kurio žmonės sako, kiekvieną dieną pripranta. Taip, nu vieni pripranta, kiti nepripranta. Tai čia irgi vieniem tinka, kitiem netinka. Tai va toks labai įdomus reikalas ir man sakau labai keista, nes kai kurie vaikai, kurie būna, kad purtosi tų guminukų, bet tėvai, nu, priverstinai duoda, kad čia, žinai, nuo kosulio, kad tas vitamino C šaltinis, kad taip. Ir po to sako, žinok, aš turiu spėti slėpti tą induką, nes sako, visas suvarys. Tai va labai įdomus tas reikalas, kad žmogus pripranta. Dar organizmas supranta, kad man tai yra gerai, man tai yra teisinga ir sako, duok ir anuliuoja atitinkamus vienus kitus poskonius. Gal, žinok, gal taip ir yra. Ateina toks momentas, pavyzdžiui, man pačiai, mūsų šeimoje jaučiu, nes mes visai ką pavasarį pradėjom su putinų arbata, mes ištisai geriam. Tai kai tu nebegali, va dabar mano tas momentas, kad aš negaliu nei į tą kambučą žiūrėti, aš nebegaliu žiūrėti jau nei į tos guminukus, nei nieko, nes man jau tiesiog organizmas persotintas ir aš jau nebenoriu to skonio, žinai. Bet taip ir man būna, tada mes tokį pavasarį padarom šeimoje pertrauką ir vasarų mes tada kambučą perkam bačkom. Nes vėl į tą patį, žinai, jo vasarį labai. Gerai, tai kiek šeimoje jūs patys suvartojat sirupą? Vau, nežinau, žinok, labai daug. Aš vis, kadangi turiu suvalkietiškų šaknų, pati savo nenaudoju tų buteliukų, kur priekybai. Mes turim tokius, žinai, su dėliais kamščiais, litrinius, tai visai ką prisipildai, žinai, tą sirupą, išnaudoju, vėl prisipildai, tai tie buteliukai, kadangi nesikeičia, o tas pats naudojamas, aš neįsivaizduoju, kiek mes... Reikėtų gal su markeriu braukti, žinai, tas linijas. Gal, bet aš manau, kad, mes, žinau, kokį šeimoje 10 litrų, tai tikrai sirupo išgeriam, ar daugiau turbūt. O Dieve, koks nuostabis, kiek galėčiau, žinai, parduoti. Niekada apie tai nepagalvojau. Nepagalvojau, privertė susimastyti. Jo, iš tikrųjų, tai daug, mes labai daug. Arbatas, mūsų žiema, mes nuo spalio ištisai geriam iki kokio gruodžio mėnesio kiekvieną dieną putinų arbatą. Kiekvieną dieną vaikai jau mano kitaip net neįsivaizduoja. Tai daug. Guminukų užtat nevalgom. Gal kažkur pataupom. Kitur pataupom, jo. O kambučą po to vasarą irgi bačkeliam. Daug. Tai dabar jeigu kalbant apie sirupą, šiaip pagrindė gali pas jumis įsigyti. Žinau, kad puslapį susikūrėt, pasileidot. Taip, susikūrėm. Kažkaip jau buvom priversti iš tikrųjų tą puslapį turėti, nes tų klientų, kadangi dalyvaudom parodose, skirtingose miestuose įvairiuose, ir tų klientų atsirado iš ten, kurie norėdavo įsigyti. Ir būdavo labai nepatogu, per Facebooką rašo, tada ten, kad nepasimestum, kad tada išsiųstum, kad tikrai tuo adresu, tada tam toksai labai sunku. Tas visus sąskaitas išrašai, tam išrašai, žiūrėk, ne tam, labai buvo man sudėtinga. Puikiai tą suprantu. Tai mums teko tada susikurti internetinį puslapį ir aš jį labai norėjau tokį padaryti, tokį visiškai elementarų. Mano irgi vienas bičiulis taip sako, žinok, pas tai turi būti toks puslapis, vos netini, raudona ir pirkti. Tai panašiai taip ir yra. Kad paprastas. Putinų spalvos. Jo, putinų spalvos. Ir kad įsigyti, žinai. Ir viskas. Ir tada mes, kai pasileidom puslapį, tada mes pamatėm, kad kiek mes savo produkcijos išsiunčiam į kitus miestus. Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys. Taip, nes tu labai aktyviai keliauji visuose mugėse, kur nenuvyksi, praktiškai būni. Stengiamės, iš tikrųjų. Pernai metais buvo pas tai toks stiprus maratonas, jei aš neklystu. O, pernai. Tai dabar pernai kurie metai? Tai pernai, ar dar pernai, kur žinai? Ne. 23 ar 22? 23. Treti.
Taip, ir 22 buvo, 23, turbūt kiekvienais metais jisai vis didesnis tas maratonas, nes mes daugiau produkcijos pasidarom, žinai, tada susipažįstam su naujai žmonėm, kurie mums pasiūlo kažkur vis dalyvauti, tai taip ir gaunasi, kad tie maratonai didėja. Tai šiais metais, praeitais metais, čia vis skaitasi, turėjom tikrai didžiulį maratoną. Kiek sudalyvavai mūgių, gal prisiminė? Nepasakysiu skaičiais, bet mes pradėjom spalį surinkis prekę lietuvišką ir tada vos ne kiekvienas savaitgalis buvo vien parodos renginiai ir kai kurie savaitgaliai netgi dubliuodavosi, kad mes su vyru turėdavom išsiskirti, vienas į vieną pusę, kitas į kitą pusę. Labai sunku, taip sakėm, kitais metais, šiais metais jau dabar taip nedarysim. Nes mes, žinai, toksai, tandemos toksai esam, mes kai dirbam kartu, mes jau žinom kiekvienas savo atsakomybės, kaip ir su putinų gamyba, mes žinom kiekvienas ką daro ir net nesikišam į jo darbą. Tai kai dirbam parodoj, mes irgi žinom, vienas kviečia paragauti, kitas jau žinai, tai tokia jau strategija. Tai labai sunku, kai lieki vienas arba su kokiu nors kitu žmogum, pagalbas, viskas gerai. Kol įsivažiuoji. Bet kol įsivažiuoji, tai toksai sunku, tai sakėm, nedarysim taip, važiuosim kartu ir būsim kartu ir galų gale mes esam dviese veidas, nes aš buvau nuvažiavusi į Klaipėdą viena, o tai kur, sako, tas aukštas vaikinukas? Aha, gerai, trūksta, reiškia, vyro, o vyras kur nuvažiavęs, o kur, sako, ten ta mergina, žinai. Tai žmonės ieško, laukia ir jiems smagu, nes mes pasibendraujam, mes padiskutuojam, kiti pasidalina savo bėdom, kodėl pas mane neuždėrė uogos, kodėl pas mane krūmas per mažas, ar kodėl ten dar uogos nudžiuvo, tarkim. Tai mes labai noriai daliname savo patirtimi, savo turimomis žiniomis, kurias irgi tobulinam, kurias konsultuojamės mes patys su botanikais, su mokslininkais, ypač Laima Česonienė, kuri tyria būtent, rašo mokslinius straipsnius apie putinus. Tai tikrai mes daug bendravom su botanikos sodu ir taip pat patys tobulėjam. Augam. Žinai, mūgės turbūt tom ir yra įdomios. Ir aš tikiu, kad daug žmonių laukia mūgių, kad galėtume atvykti pas jumis pabendrauti. Galbūt ir mums labai smagu būna, kad į mūgę ateina žmonės ir sako, mes atėjom čia dėl jūsų. Taip faina. Taip, nes tai yra tikrai pakankamai nišinis produktas. Gal tu žinai, kiek Lietuvoje yra putinų augintojų, gamintojų? Augintojų, aš manau, kad yra. Mes žinom 3 didelius augintojus, nes su jais mes bendradarbiavom ir iš jų mes superkam uogas, nes mūsų uogų mums nebeužtenka. Tai su tais 3 mes bendraujam. Kad yra daugiau, tikrai nebejoju. Kad yra kas daugiau kabina putinų sirupą, taip pat yra, nes aš matau, nes yra sutinkam mugėse irgi kažkokių pagaminta putinų sirupų, panašių galbūt kažkuom tais, bet man labai smagu, kad mes esame išskirtiniai tuo, kad tokio, kaip mes darom, niekas nedaro. Dėl to, kad bijo, nes yra rizika tokį sirupą gaminti, dėl to, kad mes jo nepasterizuojam ir mes jo nekaitinam. Tai čia yra didžiulė rizika, bet kai tu žinai niuansus, ką tiksliai daryti, kaip tiksliai maišyti, atrodo elementarius dalykus, mums niekada sirupas nesurūksta. Nebent jau paliekam šiltai, ir gaunasi daugiau negu +8. Ir to, kaip sakei. Ir tai tas, iš tikrųjų, kitas atvejis, putinai, čia iš mokslinės pusės ir atliktų tyrimų, putinai turi antigrybelinių savybių. Iš tikrųjų, vadinasi, jie neturi to pelėsnio, kaip pelymo, net nežinau, kaip teisingai pasakyti, rūgimo. Jie tikrai iš savęs to neturi per daug. Aišku, tu paliksi tikrai surūks, tikrai suburbuliuos, jeigu ant saulės padėsi. Bet šiaip padėk apelsino sultis, tarkim, ir putinai. Putinai išliks gerai vartojami, tinkamai vartoti, kur kas ilgesnį laiką. Tai čia dėl jų antioksidantų savybių. Tikrai taip. Tikrai taip. Ir tų tokių kitų medžiagų, ką turi. Nes, tarkim, ir liaudės medicinoje, žiūrėk, putinus, kada sakydavo, kad vartoti. Ne tik nuo kosulio, peršalimo, bronchai, plaučių uždegimai. Bet, tarkim, po operacijų dažnai gydytojai rekomenduodavo gerti grynas putinų sultis. Nes putinai turi tokią savybę, kurios padeda traukti žaizdoms. Taip, kad jisai kaip... Aš bijau dabar tiksliai, kad nepasakyti taip, kaip, žinai, moksliškai yra, bet dažnai mūsų klientai sako, kad putinai tirština kraują.
Ne, putinai netirština kraujo, bet jie stiprina tos raudonuosius kraujo kūnelius ir jie taip netirština kraujo, bet jų daugina tam, kad padėtų va tas žaizdas jo gyti. Na, žodžiu, ten kažkoks yra tas visas procesas. Taip, tai va žaizdų gydymui. Tada, pavyzdžiui, ir aš pati susidūriau su šitu reikalu, nes praeitais metais įsioperavau anginą. Aha. Ir man tikrai buvo, galvojau, dievuliau mano, kaip su angina, aš ištversiu ir išbūsiu ir išoperuota, man daktaras sako, žinok, 2 savaitės reabilitacija. Oi, man darbas, lapkritį, aš parodojau, savaitgalį turi būti ir man, kaip. Ir kažkaip, aš nežinau, mes įsikalbėjom, ar kaip, kad va tie putinai, ir jis sako, tai skalauk gerklę putinais. O, geras, galvoju, va prašau, nes ryt negaliu, nes skauda. Tai sako, skalauk gerklę putinais. Netgi tas mama pačiai pasakė, galvoju, mintis. Per savaitę susitvarkė? Per savaitę, taip. 2 savaitės neįmu biuletenį, nes įvariu dirbti. Gal čia truputėlį kitas niuansas, nes pati esu darboholikas ir aš negaliu. Man, pusę ignoravai. Toksai, būna, jau per negaliu, kartais eini ir net to pats nejauti, bet šiaip jo per savaitę. Man praėjo ir aš jau kitą savaitę jau drąsiai paskaitą skaičiau ir kalbėjau. Jeigu aš net taip parsatau, o tai vidutiniškai žmogui per kiek laiko sugyja? Šiaip 2 savaitės biuletenis minimum, jo. Tai biuletenis dar biuletenis. Taip gydytojai sako, o gyja tai net mėnesis, kol viskas, net kalbėti nerekomenduoja, kad nes tiesiog visas šią žaizdą gerklėj, burnoj, viskas, ar ne? Tai tikrai tas pradinės drėgna terpė, tikrai tas gyjimas sudėtingas. Pas mūsų burna nėra ta švariausių dalykų. Taip, tai vat mėnesis laiko yra šiaip, kad pilnas sugijimas, iš tikrųjų. 2 savaitės, tas, kad jau tu namų režimas, nekalbi, nevalgai, valgai, bet ten skysta tą maistą. Aš gal ir labai valgi, tai man tas skystas maistas, man jau 3 dienoje buvo, neskystas maistas, žinai. Tai va tiesiog, tai nežinau, o gal tiesiog toks organizmas, gal taip yra. Tai va. Tai užtat ir tie putinai, sakau, jie turi daug labai skirtingų visokių savybių gerų ir padedančių. Moteris dar anksčiau ką darydavo, jos plaudavo veidą putinų sultim. O, ir ko tai padeda? Skaistina odą. Ir tada vėl grįžti tai, kad putinai turi labai daug vitamino C, vitaminas C skaistina. Biški raudonų žandukus padažo. Nepadažas, jinai ima labiau pigmentinės dėmes visas. O šitą putinų uogos dažas ar ne? Ne, nedažas. Nebent tu, pavyzdžiui, užsilašinai putinų, sakykime, sulčių ant rankų ir paimi kokį metalinį daiktą. Ar ten kažką tais, nežinau, tarkim, drėlė, nežinau, ir kažką padarai, tai toj vietoj gali pasilikti juodą, nes rūgštis reaguoja su metalu ir tada užjuodina. Tai jo, bet raudonai nedažo, ne. Tai kaip įdomu, kas šiaip reikalas. Dėl rūgštelės, jo, dėl rūgštelės tada nudažo tas skirtingas spalvas, žinai, gaunasi visai kitaip. Tai gal jau turi kažkokią viziją, kas toliau laukia su putinais? Gal dar vienas papildomas hektaras, gal produktas. Mes šiandien buvom kalbėjom, kad norim midus, kad būtų šitą keliautų į ambasadas, kad pasaulis matytų ir atrastų tą lietuvišką. Su kiekvienu produktu, kurį mes pagaminam, vaikams. Aš sakau, vaikams. Dabar jau viskas. Mečiau tos vaikus, einu į suaugusių rinką ir pasakysiu, kodėl. Tai pirmiausia, galvojau, kad kai kiekvieną kažkokį daiktą naują gaminį mes padarom ir aš galvoju, viskas, tai yra tikrai paskutinis, mums užtenka asortimento, turim sirupą, turim guminukus, ko daugiau. Turim sirupą, turim gaminukus, kombučą, ar dar ko reikia, žinai, tada dar ledinukai, ko dar, midus, jau tikrai užtenka. Ir dabar turiu dar vieną mintį ir labai noriu ją įgyvendinti, aš noriu padaryti alkoholinį gėrimą, užtat einu į suaugusių rinką. Ir noriu padaryti, neatskleisiu dar kokio, nepasakysiu tiksliai kas, bet jau deriname, kalbame, eksperimentuojame ir laiku čiūrus, kad jeigu man tikrai išeis, tai turėsim labai fainą, gal gaila, alkoholinis gėrimas, bet... Putinių 9. Ne. Čia bus truputėlį kitoks. Išlaikysim intrigą. Išlaikysim intrigą, jo. Tai va čia mūsų tikslas. O šiaip taip, aš labai norėčiau plėsti tą rinką, nes mes žinom, kad Lietuva mūsų yra maža ir tos rinkos... Čia mes jos neturime. Čia labai mažai yra. Kol kas viskas gerai, mums užtenka, mes džiaugiamės,
Ir žinai, aš atsimenu, kai mes patentavom šitą tautinį paveldą ir mes jiem tam tokią komisiją ir viena komisijos narė, jinai taip džiaugiasi, kad mes atėjom su putinais, nes esam vieninteliai, kurie turim tautinį paveldą šitam produktui. Ir jinai sako, Monika, tik sako, nesukomercinkit. Nu gerai, galvoju, ne, tai aišku, kad ne, nes mes tik sodybai prekiausim. Dabar galvoju, sukomercinau, iš tikrųjų sukomercinau, bet tiesiog tu turi iš kažko gyventi, Taip, tu turi kažką daryti. Žinai, Tai va, tai užtat ir su tais savo putinais mes aptarnavom savo svečius, mes aptarnavom savo klientus, savo rinką čia, bet labai norėtųsi ją plėsti toliau. Ir turiu minčių, norėčiau, kad tai būtų mūsų šitas gaminys kaip reprezentacinis, kad pristatytų ir Lietuvą, nes tai yra mūsų tautinis paveldas, tai yra mūsų kultūros dalis, ar tas pats medus su putinais, ar ten, sakykime, kitas tas mūsų gėrimas, kurį turėsim. Tai aš labai norėčiau, kad jisai turėtų tą tokią kitą vertę, nes galų gale tai yra nepigus produktas. Iš tikrųjų, mūsų gaminiai, jie yra brangesni. Jie yra brangesni, bet tiesiog negali daryti pigiau, nes tu žinai, kiek tu įdedi darbo ir tu žinai, kokią žaliavas tu naudoji. Tai tas pats medus, taip, mes... viskas kainuoja, viskas dėja, taip sukasi mūsų pasaulis. Taip, ir nori, jeigu turėti geresnį, kokybiškesnį produktą, tu jį turi mokėti šiek tiek brangiau. Tai ir tą medų mes perkame iš ūkininkės, kurią tikrai pasitikim, kuri daro kiekvienais metais tyrimą, net ne metais, jinai daro kiekvienam tai savo išsuktam tam medui tyrimus, kaip jinai prižiūri savo bites, kaip jas gydo, ten, nežinau, kokiem priedam, bet nenaudojant ant visų chemikalų, antibiotikų ir vis. Nu tiesiog, tu matai visą tai. O dabar medų tada pagrindinį kokį naudoji? Pavasario, vasaros, rudens? Jo, mes naudojam visą medų. Neturi tam įtakos, mes tik tais nenaudojam grikių medaus, nes jisai turi savo specifinį skonį